Nu sveiki. Nu tai šiandien biški bus lengvesnė diena, nes pradedam skutimus. Nėra tokie intensyvūs darbai. Tai suskusim čia tą lauką, kur siauras išvažiavims, kur čia filmavom. Va net priekabas vėžės mato suspaustas. Tai čia suskusim 8 hektarus. Ir va ten dar yra už pupų irgi 8 ir 9, neatsimenu. Taip biški šiandien pasivažinėsim. Na gerai, nebuvo pats pradingiausias dalykas atvažiuoti be priekinės svorio į lauką. Bet pirmą kartą gal tada giliai neskusim ir viskas bus normaliai, nes šiaip rodo buksavimą apie 10%. Nu tai neidealu, bet važiuoju, nu bandom tą pavarą mest. Žemė šlapia gražiai dirbas visai. Aš dabar taip skutu, žinokit, galvoju, šiemet nusėt visai būtų neblogai tą geltoną nesąmonę, kur pernai nusipirkom ir pernai pardavėm. Tokia 3 metrų diskinis tas mažas. Aš manau, su tokia drėgme kaip šiemet jisai būtų gal visai neblogai paviršių prakutenęs. Nes pernai tai jisai labai blogai dirba, nes buvo labai sausa. Tai dėl to mes jį ir pardavėm, bet kaip šiemet elitiniais tokiais metais, aš manau, kad jisai labai neblogai turėtų dirbti. Lėkštutės ten įlys kokius tos nuo 5 iki 10 cm, manau, nesunkiai. Fergiui nesunku ten būtų. Greitai hektarai tilptų. Amžinas neišsprendžiamas klaidas. 151 ir 254. Jau kiek metų jos degtų, užsideg neįsivaizduoju. Jį nieks neišsprendžia. Suskutau visą lauką. Bet buvau anam gale, kai pabaigiau, tai dabar tuščiai turiu grįžti vėl į tą galą. Ekonomija. Va, pirmi 8 hektarai. Nu, žemė, kai buvo galima tikėtis šlapia, nes tiek lietaus, kad šakės, bet bent jau ne Velvola, tai bent jie galim pasidžiaugti. O daugiau tai irgi metai iš metų limkė navagas, kurių niekaip nesusitvarkom. Nu, galų laukia, kai prasilygini, tai da pusę velnė.
Bet čia vis tiek bus pupas pavasarį. Tai, nežinau, mes dar čia šiemet važiuosim, nevažiuosim. Gal prieš žiemą suskusim dar kartą. Gal reiktų posėlį užbarstyti kokią nors, kad plikos žemės nepalikt. Visi nešt kažko į ją. Na, neaišku, koks čia likims bus. Ir viskas. Dabar važiuosiu į kitą lauką. Ir šiandien jaučiu filmavimus baigsiu, nes nelabai yra ką rodyt. Pirmyn atgal važinėji. Kaip skutiks dirb, visi žino, visi matė. O iš kabinas tie video nebus labai įdomus, tik tai žiūrėti į mane. Tai šiandien yra antra diena, kaip nekuliam. Paskutinis video, kur buvo, kai brolis viršui ten priekabą stumdė grūdus priekaboj. Tai tada palyja ir nuo tos dienos 2 dienas praėjo. Ir neapsimok važiuot. Vakar lygtis dar pakrapnoja. Nėra logikos vežti 18 drėgmės. Tai jeigu šiandien išlauksim, jeigu nelys, nors pažiūrėjus čia nepanašu, kad nelys, bet jeigu šiandien nelytų, rytoj bandysim važiuoti. Tai ir manau, kad aš rytoj pratęsiu video ir šiandien jį jau baigsim čia. Tai iki rytojaus. Nu, man tu kai kas būn, kai broli išleidė vieną skust. Va kas būn? Kai neprižiūrė, ne? Buvo šlapė. Šiek tiek užkimšo. Ne patys idealiausi volai tokiom sąlygom. Tai va, tai po rytinės mankštos važiuojam kult, varom, pabaigsim rapsą ten vienam lauke ir nebaigiam dar išvalytų volų, nemažai čia prisikimšo tų žemių, bus pamoka. Ir idealiu atveju dar pabaigsim anam gale kviečių laukus. Ir tada būsim biškai apsimušę. Eilės kosminės vakar, kur su hatatu buvau nuvažiavęs. Ai, tarp kitko, hatatui sankabą pradėjo buksuot. Tai gerai, kad tik su vieną priekabą važiavau. Ten nuvežiau į servizą šiandien rytą šį. Turėtų paveržt tokį trosiuką ir turėtų vėl suspaust diską geriau. Tai turėtų būti gerai, nereiks tau traktorių skirti per pusę. Nu, pirmas bangeriuk šiandien, einam pamatuosim drėgmę rapsą. Kažkas dar klausia, koks čia mūsų tas drėgmės matuoklis. Tai jisai yra va toks, čia jo pavadinims. Nu, gamintojas. O čia nežinau, ar serijinis, ar jo modelis. Bet daugiau jokių skaičių nematau. Pirkom iš čia. Nu, dabar galim pamatuoti drėgmę. Aš jau biškį matavau. Įpilkite pavyzdį. Įpylėm. 10,6. Pilam per naują. 10,5. Dešimt 8. Nu tai sakykim, žolės datos atidrėkt turėtų biškį. 11. Kaip ten tas posakis, not great, not terrible. O vakarienė. Ar pietai? 5 eurai. 5 eurai?
Vakarienė. Įsidėk iš karto. Tokį. Nesulaužyk paskutinės veikiančias mašinas. Vargšelis mūsų va toks. Šalia savo naujesnę brolę. Kaip ir aš šalia savo jaunesnę brolę. Ok, sankaba labai pasikeitė. Labai palengvėja pedalas ir dabar vos atleidi pedalą iškart griebi. O būdavo, kad prieš pat galą. Kaip fainiai. Nu gerai, toks dabar biškį pabus čia. Paskui brolis atvarys, jeigu ką. Vežk savo lyderį į lauką. Pagaliau nukūlė, atsibodo laukti ir sėdėti ir nieko neveikti. Dabar kažkaip viską reiks sutalpinti, gal tilps. Jau atsiboda laukt, kol čia prikulsi. Mažai gazo duodi. Eik. Žiūrėk, dabar tik tai nenubarstyk pusę, kai tais šlaitais važiuosi ir skaitus neužklim. Be šansų. Gerai, susitiksim. Gal. Jeigu kam įdomu, kodėl aš nedirbu, tai yra dėl to, nes jie kulia tik tai 2 hektarus dabar rapso ir Masėjai su fūra net neišvažiavę yra. Tai manęs kaip ir nereikia, bet neužilgo manau, kad mes važiuosim. Tai va. Turim kelias minutės laisvas. Galim pamėtyt. Gal pagausim kokią stebuklingą žuvį tiesioginio eterio metu. Ant blizgės gaudau. Kažkaip jos man nežinau. Ar gali būti, kad aš pagavau? O, vyrukai. O, vyrukai.
Štai. Gal koksai 5 metimas. Svarbiausia, kad neatsikabintų. Žvėris mūsų. Šiaip turiu labai stiprų valą, gal 20 kg atlaiką. Gan sunku mėtyti su juo. Oho. 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 Sunku mėtyti su juo, nes reikia didesnę svorį ant visko. Kažkur jau man atrodo, kad įsipainė jinai. O gal ir ne. Oho. Normaliai, ne? Čia šitam buvo viena didelė, tai čia gal šita ir yra didžioji. Neturiu nei graibštą nieką, karočią. Oho. Ai, dilgelės, tapkė, pamečiau, nei kas manikuoja. Oho. Eik tu, na. Oi. Šiaip aš nesu žvejys, mėgėjas, va. Prudukose, tik tai pagaudyt. Eik tu, na. Atsiprašau už keiksmažodžius. Eik tu, na. Eik tu, na. Eik tu, suka. Bet jūs visi matėt. Kojas, bet kaip įsidilginu. Beveik atvarėjau elevatorių. Lenktynės buvo, čia iš visų galų traktoriai. Neplenkiau Dariaus. Jo, Sėtio Džonis irgi 50 važiuoja. Nu, gal būčiau paėmęs, bet dugnais būčiau turėjęs varyti. Bet nenorėjau laužyti traktoriaus. Tuoj va išsiaiškinsim kokią eilutę. Nu, labą dieną. Lenktynininkas. A šiandien prikūlė? Taip, biški. Kasgi čia ir tik Nebraska. O. Labai laiku suvažinėjau. Pasisekė kažkaip. Tėtis metė iššūkį tam laukui, kur pernai strėlę susilaužė, nes jisai yra dabar tam pačiam lauke, o čia tas pats stulpas. Pažiūrėsim, kas laimės šiemet. Aišku, juokauju, jisai čia greičiausiai neišpylė visą bunkerę pas brolį, tai pilna strėlė grūdų, dėl to neužlenkė. Tai va, mes čia kuliam, o čia šalia troba stovi. Nebaigta. Da stogas tik su plevelė ir tai da net ne visur. Va dar va čia trūksta 2 užtempimų. Ir bus kaip į pabaigta.
Grįšim gal po porą savaičių pabaigti. Dabar taip palikta čia viskas. Tai irgi va pakrauts gerai keliuką sutrambuos. Tai čia pirmas mūsų laukas elektros. O kaip žinia, elektra šiaip neturėtų duoti klasės. Tai pabandysim. Nu, dar sunku pasakyti, kokia ta klasė bus, nes čia dabar apačioj priekabas cepelins buvo išpilts iš ano lauko 2 bunkeriai. Tai visumoje dar negalėsim tiksliai pasakyti, ar pašareks, ar kokia gal 3, o gal net 2 klasė. Bet šiaip pernai tai viskas į 4 suvažiavo. Manau ir šiemet suvažiuos. Aišku, tonažų bus, bet klasės kaip visada ne. Ir šiaip čia mūsų pats paskutinis jėts lauks. O kuliam dabar vidury sezono, o ne gale. Ketvirtą bunkerį jau tėtis pila ir užsidegė kuras. Tai yra iškviestas šaranas kuro papildymui. Kurs? Kurs baigėsi. Da, nesibaigė, da važiuoja. Ir bačka pastavė. Bačkutė, o dieve. Čia ne vienos rankas darbas. Taip, pažiūrima, čia viskas gerai. Nu, lygtais užsidaręs borts. Ok. Visi vara. Fūra grįžo. A, girdi kombainierius? Priekabas tuščias, grįžo. Atsilieki? Bet Maris, manęs nebandyk dėti. Net nebandyk dėti. Nu, brolis supratingai sustoja. O Jozu. Kažkas išsijungė. Ar sugedo. Koks gražus vakaras. Bet aš galiu pasakyti, mes tą grandinę keitėm. Tišku keitėm. Nu tai pasileidom kombainą. Ten buvo nutrūkus kederio grandinė. Susiremontavom, išleidau brolį. Da, tėtis kulė šiek tiek. Reikia dapildyti priekabą. Da, kokią toną arba 2 tilps. Ir važiuosiu į eilę. Važiuosiu į eilę, nes išsijungia apsukos kombaino.
gal daugiau nebekuls. Tai va, važiuosiu į eilę, nes daug traktorių pradėjo važiuoti, daug visko, tai reikia pradėti tonažus didinti išvežamus. Tai tiek, nežinau, mažai šiandien kalbėjau, daugiau kažką veikiam, tai gal biški toks stilesnis gausis video, bent jau antrojo dalis, bet gal susižiūrės. Tai va viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Da, biški pafilmuosiu. Musėt, kad šiaudai atidrieka, nes tėtis pradėjo kombainą atgal atstuminėti, musėt sunkiai pjaun, į girdžių pridūst viskas. Jaučiu, kad kemšas ir blogai pjaun. Ne naujas Lexas mūsų. Kas tau yra? Variklis išjunginiai? Ar kas? Ko čia pridūst? Ar kad šlapia? Tu čia viską darai. Šlapia. Ai. Kūra filtrą susikiša. Tu užkišai? Aš dalis. Kas ryt? Primink man, palauk pasifilmu. Primink man, kas rytą sakė, gal užsipilam kurą? Kuris iš mūsų dviejų? Tu ar aš? Aš sakiau, kad nereikia. Aš sakiau... Ką žinojo, kai jisai ryja tiek. Labai gerai. Labai daug ryja. Labai daug. Išsiaiškinom viską. Nu, važiuojam. Ai, prasikasiau. Nors visi keturi pajungti. Viskas, matau, kad nieko nesimato, dabar tai tikrai ate, prenumeruokit ir iki rytojų.